Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Daugelis lyg ir džiaugiasi pirmadienio susitarimu su Turkija. Man tas džiaugsmas gana keistai atrodo. Vis bandau suprasti, ar čia Turkija už 6 milijardus eurų bevizį režimą su ES valstybėm nusipirko, o gal jau ir narystę? Ar tai reiškia, kad Turkija taps ES nare kartu su savo problemom ir su sugrąžintais migrantais? O gal tai reiškia, kad iš 75 milijonų turkų nemaža dalis pajudės į ES ir čionai pasiliks? O gal mes pasidavę tokiam šantažui tikimės, kad Turkija išspręs problemas, kurias privalome spręsti patys? Gerbiamieji, demokratija neturi nieko bendro su keliaklupsčiavimu ir pataikavimu. Pagarba žmogaus teisėms pirmiausia yra pagarba savo valstybių piliečių teisėms bei laisvėms, per amžius puoselėtom vertybėm ir tradicijom. Draudimai puošti kalėdų eglutę ar valgyti kiaulienos dešreles, informacijos apie imigrantų nusikalstamumo slėpimas ir žiniasklaidos nutylėjimai apie jų veiksmus, ko tokiais dalykais yra siekiama? Ar tokia yra Europos demokratija, jeigu ją dar galima taip vadinti? O gal jį verčiama tik kilimėlio po pasaulio galingųjų kojomis, einant įtvirtinti susitarimų, kurių nieks nesilaiko? Prašom, bet prašau kalbėti trumpai. Prašom. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, kolegos. Na, viskas aišku. Čia lik ir kalbame apie aukcioną 3 milijardai eurų, vizos. Ar nemanote, kad Europa dabar yra labai silpna, kad ES labai silpnas pozicijas užima dėrybose su Turkija? Aš manau, kad Europa nuo kalbų turėtų, ES nuo kalbų turėtų pereiti prie darbų ir paminėčiau tik tai 2 punktus. Tai yra išorinių sienų apsauga ir dėti visas pastangas, kad konflikto židiniai, karai apie ES silpnėtų arba visai jų nebeliktų. Pasaulis turi gerų pavyzdžių, turi Australijos pavyzdį, kaip Australija susitvarkė su migrantų srautais. Eikim tais keliais, neišradinėkim dviračio iš naujo.